Sveiki visi. Šiandien norėčiau pademonstruoti, kaip veikia valdymo įranga. Viskas yra labai paprasta. Tai truputėlį mes dabar pasivažinėsim su jumis. Spaudžiam stabdį. Duodam gazą. Akceleratoriaus pedalą. Iš esmės prie įrangos yra tikrai labai greitai priprantama. Vairuoti yra labai paprasta. Išvažiuosime truputėlį ir į didesnį kelią ir truputėlį mažesniais keliais pavažinėsim, kad būtų matomas, sakykime, pilnas vaizdas. Kas be ko stengsimės laikytis kelių eismo taisyklių. Tai va, čia mes turim šitą mūsų vairavimo svirtį. Jeigu aš ją stumiu, aš stabdau. Jeigu aš ją suku, automobilį greitinu. Iš esmės įranga tinka ir tikrai aukštiem žmonėm, ne tik įranga, automobilis gal labiau. Tai sakykime, ten 1,90 m. Ūgio nėra problema. Mažiems. Prieš tai automobilį vairavo moteris, kurios ūgis yra 1,63 m. Aš spėčiau. Daugumai gali būti įdomu, kam šitas medis. Tai čia, sakykime, mano paties yra mažas patobulinimas. Važinėjau su tuo automobiliu, su šituo. Ieškojau, kas yra patogu, kas yra nepatogu. Ir man labai pritrūko kažkokios kruizinimo. Net nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, rankinas. Tai būtent šitoje vietoje pasustumsiu porankį, kad būtų patogiau. Ir aš labai patogiai galiu palaikyti, nevarginant savo rankų, pastovų greitį. Kas be ko mes turime autopilotą, kur mes galime nusistatyti savo norimą greitį. Ir tada galime labai saugiai vairuoti dviem rankomis. Bet iš esmės su šitą rankinėlį mes galime tą patį daryti, tikrai patogiai. Aš galvoju, mūsų ratukas bus kokių 7 minučių. Dabar važiuojame mes Vilniuje vakarinėme aplinkelyje. Labai patogus yra šitas bėgių perjungimo mechanizmas. Net esant aukštesniam pažeidimui stuburo, kada mes nepilnai valdome pirštus, mes galime tikrai nesunkiai įjungti pavarą. Su dauguma, sakyčiau, automatų rankinėlių kyla problema nuspausti mygtuką, kad mums įjungti į tą drive'ą. Čia mes šitos problemos neturime, nes mygtukas yra tikrai labai lengvai paspaudžiamas. Gal truputėlį pasipasakosiu apie save. Aš dar, aišku, persižiūrėsiu šitą vaizdo įrašą. Nelabai dažnai, jeigu tiksliau beveik niekada, netenka man savęs filmuoti. Ir neįsivaizduoju, kaip atrodau, net ne kaip atrodau, kiek stipriai nusišneku aš per kamerą. Nepaisant to bandau.
Žodžiu, kaip man kilo šitą idėją. Turiu draugę, kurie po eismo įvykio likimas atnešė, kad gavo labai aukštą pažeidimą C5, C6 tetraplegikė, vadinasi, mes neturime rankų. Ir aš žinau, perėjau, sakykime, visą tai, kaip yra sunku pradėti vairuoti ir kaip tai yra baisu. Ir aš spėju, kad ne vienas susidūrė su šitą problemą. Aš pats esu visiškas automobilio entuziastas, visiškas benzingalvis, nutrūktgalvis, kaip pavadinsim. Nėra esmės. Ir aš labai paskatinau ją anksti vairuoti. Anksti tai reiškia, buvo praėję 6 mėnesiai po traumos patyrimo. Turime omeny, kad pas ją pirštai nepilnai veikia, toli gražu. Tai jinai šitą automobilį geba vairuoti tikrai lengvai. Prieš tai jinai vairavo senesnio modelio BMW automobilį. Tai ten iš tiesų kildavo problema įjungti pavarą, būtent dėl čia esančio mygtuko, kurį reikia nuspausti iš galo. Tai kai pabandė šitą automobilį, sako, per lengva. Ką aš priėmiau kaip komplimentą. Ir laikui bėgant aš truputėlį nušokau nuo temos. Supratau, kad turiu galimybės ir turiu norą žmonėm grįžti už vairo. Tai vėlgi galiu patarti, pakonsultuoti. Jeigu kyla idėja pabandyti, nežinot, ar jau galit, ar mes esat pasiruošę, drąsiai galit kreiptis, pabendrausim, pašnekėsim. Nes pirmoji eilėje sėdėdamas mačiau tuos pirmus žingsnius, kas yra susijęs su automobiliu. Mano pasiūlymas, tai mano draugiai, buvo mokytis vairuoti sedaną, universalą, iš esmės bet kur gatvėje sutinkamą automobilį, ne miniveną. Nes miniveną mes galime pristaikyti gerokai labiau. Mes turime, įsidedame liftą, atvažiuojame, tada ten, jeigu mes norime, yra galimybė sėdėti tam pačiam vežimėlyje, jį prisisegus, arba mes galime persėsti į vairuotojo sėdynę. Bet tada, renkantis automobilį, labai susiaurėja automobilių pasirinkimas. Tai mano draugiai po traumos praėjo 1,5 metų. Jau jinai lengvai geba persėsti faktiškai į bet kokį automobilį išvežimą. Tik šiai dienai jai dar reikia pagalbos įsikeliant patį vežimą į automobilį. Lengvai įlipa, lengvai išlipa. Vėlgi vienas iš kriterijų man buvo renkantis automobilį, kad automobilis užsivestų ne raktu, ne raktą sukant, o būtų užvedamas mygtuku. Kodėl tai yra svarbu? Tikriausiai, kai žiūrit šitą vaizdo įrašą, žinote, kad kartais, kada mes turime aukštą pažeidimą, mes neturime pirštų ir pasukti raktą automobilyje. Iš tiesų yra nemenkas iššūkis. Jinai sugebėdavo, bet tai reikalaudavo tikrai labai daug pastangų. Tai čia viskas yra gerokai paprasčiau. Dabar aš nežinau, ar mes būsime tyloj, ar aš kažką kalbėsiu. Jeigu kažką kalbėsiu, tai nepykit už nusišnekėjimą. Esu Aurimas. Šitą idėją ganėtinai jau senai suku galvoje, bet niekaip neprieinu iki konkrečių veiksmų. Tai čia gal sakykime tokie, kas be ko pirmieji veiksmai buvo paruošti šitą automobilį. Šita įranga yra, jinai nėra gamyklinė. Aš ją įsigijau kartu su pirmu automobiliu, kurią pirkom draugiai. Ir tas automobilis buvo jau techniškai nebetikslingas remontuoti. Ir aš nusprendžiau tą įrangą permontuoti į naujesnį, patikimesnį automobilį. Įrangą į patį automobilį montavau pats ir norėjau pats montuoti, nes pačiam teko jau vairuoti ne vieną automobilį pritaikytą. Ir žinau, kas yra patogu, kas yra nepatogu, kurioj vietoj
turi būti tam tikri taškai. Kaip yra patogiau sėdėti, iš kurios vietos yra patogiau stabdyti ir panašiai. Visada mano tikslas yra, reiškia tą vieną kartą, kada montavau. Tikslas buvo, kad automobilyje vairuojant net ir ilgesnėje kelionėje nevargintų tai. Ir vėlgi, saugumas yra be galo svarbu, tai kad jį būtų patogu stabdyti iš faktiškai bet kokios pozicijos. Jeigu, sakykime, važiuojam, avarinė situacija, labai dažnai vairuotojai būna įpratę, liaudiškai tariant, spirt per stabdį. Tai čia ieškojau tokios vietos, kur pas mus refleksas būtų stumt ir mes galėtumėm tai faktiškai iš bet kurios vietos padaryti. Iškilo avarinė situacija. Važinėjant su šitą įrangą atsiranda labai greitai refleksas stumti ranką ir mes galime labai greitai ir saugiai sustoti. Iš tiesų, tiek akceleratorius, tiek stabdis, jie yra ganėtinai, sakyčiau, lengvi, nereikalauja daug pastangų. Tai kaip tikriausiai pastebėjot, aš ne kartą jau stabdžiau 1-2 pirštais, akceleruoju aš uždėjęs delną, nes man taip yra patogiau, bet tikrai akceleruoti galima drąsiai ir 1 pirštu. Iš tiesų, pradžioje svarbiausia yra nebijoti, pabandyti. Iš esmės, čia yra mums labai nenatūralūs judesiai, prie kurių tenka įprasti. Bet patys pavairavę nustebtumėt, kaip greit prie to priprantat. Tai aš sakyčiau 3 dieną, važiuojant, sakykime, valandą per dieną, šitie judesiai pasidaro jau visiškai natūralūs. Pradžioj, ko tikrai galite tikėtis, kad bus nepatogu nugarai, labai sunkiai surasite patogią sėdėjimo poziciją. Vėlgi, tie, kurie turite aukštesnį pažeidimą, reikia suvokti, kad kada mūsų liemuo nelaiko, tai mes turime vairuoti šiek tiek labiau atsigulę. Nes jeigu aš atsisėsiu tiesiai, tai atitinkamai man bus labai nepatogu, man reikės iš esmės visą laiką dirbti su savim, kad aš sugebėčiau sėdėti toj sėdynėje, nes mane pastoja versi į priekį. Tai vėlgi sėdynės turi ganėtinai patogias šoninės atramas, kurios mus prilaiko. Mes nekrentam iš sėdynės. Ir šiek tiek sėdynę susivertę, mes visada išliekame savo vietoje. Automobilio vairas yra ganėtinai lengvas, vėl aktualu tetraplegikam, tai kada negalim pilnai sugripinti vairo, suimti, tai net paprastas pasukimas gali reikalauti nemažai pastangų. Bet vėlgi, jeigu mano draugė tai geba, aš tikiu, kad daugumą iš jūsų esate ne ką mažiau užsispyrę ir taipogi gebate tą patį padaryti. Niekada neieškokite pačią lengviausią kelią. Aišku, turi būti, mano požiūris, sveikas santykis. Tai tiek komforto, tiek pastangų. Ir svarbiausia nebijoti. Nes gebėjimas judėti, laisvai judėti, būti savarankiškam, sugrįžimas į tai yra be galo nuostabus ir reikšmingas dalykas. Dar aš grįžęs į savo kelionės tikslą truputėlį pavažinėsiu pirmyn ir atgal, parodydamas dar šiek tiek kaip tai veikia. Būtent pati perjungimas virtės. Ir pats mechanizmas. Tai va, jeigu reikia, aš tikrai galiu sustoti ir 1 pirštu. Sustojam. Parkingas, viskas. Stodime. Pradedant važiuoti, pradedant judėti, nerekomenduoju kryžiuoti rankų. Standartiškai, kada mes važiuosime faktas, kad kairė ant vairo, dešinė ant mūsų mechanizmo. Bet mums yra labai nepatogu ypatingai nuspausti mygtuką ir įjungti. Tai pradžioje aš rekomenduoju susikeisti rankas, pasispaudžiam stabdį, įsijungiam. Kad jungtumėm
drive, mums reikia nuspausti mygtuką, kuris yra šone, kaip rodžiau, bet jis yra labai lengvas. Ir tada persimam ranką. Važiuoti atbulumams, vėlgi identiškai. Kas šiek tiek palengvina vairavimą, tai mums iš atbulinio, kada mes norime važiuoti į priekį, mums nebereiks spausti mygtuko. Ir mes važiuojame. Tai ką, aš labai norėčiau padėkoti, kad skyrėte šitas kelias minutės pažiūrėti šį vaizdo įrašą. Labai ačiū, kad apsilankėte puslapyje. Jeigu žinote kažką, kam būtų reikalingas automobilis, kam būtų laikas galbūt pradėti iš naujo vairuoti, tai tikrai kreipkitės drąsiai, parašykit, kur tikrai rasite, per kur kreiptis. Tai dar kartą ačiū už žiūrėjimą ir linkiu lengvo sveikimo.